Tai, kai vakar kalbėjome, kad eiti toliau, negu mes galime įsivaizduoti. Ir kad kol tos ribos, iš kurių mes norime išeiti, neatsiveria, kol mes savo nepripažįstam ar tiesiog nepasiryžtam atsiverti mirčiai. Ir tai tokie giluminiai procesai, kurie be galo nepaprasta tokį padaryti apsisprendimą, kad prie nieko negali prisirišti, nes viskas pražūna vėliau ar anksčiau. Ir kad bandyti įsikibti į kažką, tai vis tiek mirtis galiausiai vis tiek sunaikins. Tai sako, kasgi tie yra herojai, ta herojiška drąsa. Sako, herojus yra tas, kuris laukia ten, kur nėra, tikisi ten, kur nėra jokių šansų. Ir tie didieji šventieji kurie atrado šitą kelią, kurie atsiveria šitai begalybei, Dievo begalybei. Iš tikrųjų tai labai drebina, nes kiekvienas Dievo prisilietimas tiesiog tu pamatai, kad čia mano pasaulėlis, aš suprantu tiek, kiek mano kūnas pajėgia apriepti ir justi, o staiga Dievas parodo per ženklus, ar ne, kad tu daug daugiau negu tas kūnas ir žmogus ne juokais išsigąsta tos begalybės, į kurią, Dievas kviečia. Ir sako, didieji žmonės laikosi už tų didžiųjų šventųjų, mes nuolat įsikibę į tas knygas, įvairių šventųjų, kurie nori kažką pasakyti tai žemei, tiem žmonėms, kurie bando eiti. Mes suprantame, kad jie pasiekė, kad žodžiais neįmanoma tai nusakyti, tik tais bandome nagrinėti, jų pėdsakus, kaip jie tai darė ir kad tai, ką jie darė, yra be galo svarbu. Vienas toks pasakojimas, moteris miršta ir senutė, miršta. Jin tokia buvo, visko gailėdavosi, nenorėdavo su nieko dalintis. Ir angelas verčia knygą, ieško, bent kokio vieno gero darbo, dėl kurio jinai galėtų eiti į dangų. Ir didžiausią knygą pravertė ir mato, kad vienam vargšui jinai padovanojo morką. Ir angelas sako, imk tą morką, ir sako, tai tavo raktas į dangų. Ir močiutė, ir moteris patenkinta turi tą morką ir po truputį kyla į dangų, labai džiaugdamasi, kad štai, vienas dalykas, kuris atvers jai dangaus vartus. Ir jinai taip besidžiaugdama, artėdama prie dangaus,
paskutinį žvilgsnį dar į apačią, į žemę atsisveikina. Ir žiūri, už jos sijono įsikibę daugybė žmonių kyla. Ir jinai taip nustebusi ir sako, tai mano Morka, sako, ir visus pradėjo kratyti nuo to sijono savo. Ir staiga, taip gavosi, kad jinai bekratydama išsprūdo į tą iš rankos Morką. Ir visi nudardėjo. Tai matot, labai didžiulis dalykas, va tas ta šventųjų ištvermė, su kuria jie nukeliavo. Ir Teresė Lizė sakydavo, eidama link tos herojiškos, augindama tą drąsą, nes tikrai labai nepaprasta verštis į tą Dievo nežinomybę. Bet, jinai minutėlę, jinai pabuvo maldoje ir sako, dar minutėlę pabūsiu, prailginsiu ir paskiau dar truputėlį. Ir tada vis geriau gaunasi, tvirčiau gaunasi. Bet jeigu tik svajoji, kažkaip rytoj jau tikrai skirsiu laiko maldai ir vėl nieko neišeina. Ir tai gal kitą kartą. Sako, reikia svajoti darbu. Jei atėjai į maldą, tai ir nepalik jos, eik iki galo. Tai Jonas Kryžiaus irgi gražiai kalba, tai dabar turbūt taip greit nerasiu, tiksliau nesuradau tos vietos, apie kaip, kad mūsų malda reikalinga tos grynos patirties tame buvime. Ir jeigu taip būtų galima pasakyti kitokiu vaizdu, sako, mūsų minutė nuolankumo duos daugiau nei gyvenimas, nei tos formalus gyvenimas bažnyčioje. Maždaug čia mes tokie, kad krikščionys, katalikai turim maždaug būti geri. Bet tai turime, bet minutėlė nuolankumo, to tikro, ar ne? Tai Kryžiaus Jonas kalba apie tą Dievo artumą patirtoje maldoje, tas grynumas, to buvimo su Dievu pranoksta visas bet kokias ten maldas, kurios nuolat susipainiojusios su daugybė mūsų egoizmo. Tai tas pasiryžimas mirti iš esmės keičia visą gyvenimą. Ir tas nuolatinis mirimas tai, kas išplečia mūsų ribas. Ir protui nesuprantama. Tai ir visas, kas vyksta mūsų gyvenime, viskas gali mums padėti, toje kelionėje. Tiesiog ligos, iššūkiai, viskas yra galimybė. Tai sporte išeiti iš žmogiškos prigimties ribų, nes sportininkai jie daug iš savęs reikalauja. Mums duoda tokie olimpiniai tie sportininkai, tokį
pasakojama kaip irkluotojai lenktynėse, kur, reiškia, irkluotojų valčių daug, o vat, du išsiveržia į priekį. Ir vienas toliau nuo kito, bet dviese tie pirmaujantys. Ir atrodo, jau tam antram nėra jokių šansų pasivyti tą pirmąjį. Ir jisai įdeda tokias milžiniškas jėgas, kiek tik jis leidžia maksimaliai žmogui. Ir netgi dar kažkas tai daugiau prasiveržia tame momente. Kad abudu reiškiasi sportininkai prie pat finišo linijos ir reiškiasi susmunka, nes žmogiškas kūnas jau nebetlaiko ir jie netenka sąmonės, nes fiziškai iš savęs labai daug išreikalavo. Ir tik tais vienas atsigavęs, tas, kuris antras plaukė, reiškiasi, nes per kelią, tik tais ten kažkoks metras liko nuo finišo, jisai mostelėjo šiek tiek ir praplaukė ir tapo čempionu. Tai čia tokie tikri įvykiai, kurie pasakojami. Tai toks yra grynai žmogiškam lygmenį žiūrim. Ir apaštalas Paulius pirmam laiške Korintiečiam, pamenam, sako, argi nežinote, kad lenktynėse bėga visi, bet tik vienas gauna laimėtojo apdovanojimą. Taigi bėkite taip, kad laimėtumėte. Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko. Jei taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes nevystantį. Todėl aš bėgu nedvejodamas, grumiuosi ne kaip į orą smūgiuodamas, bet tramdau savo kūną ir darau jį klusnų, kad kitiems skelbdamas pats netapčiau atmestas. Tai tas reikalavimas tikrai didžiulis iš kūno. Šventasis Pranciškus irgi kalba apie tokį baisinį reikalavimą iš kūno, kad jisai to kalno prieš mirdamas, jau artėja jo mirtis, tai jisai atsiprašinėja, sako savo asilaičio, to kūno, kad jis labai daug, labai stipriai spaudė, labai daug reikalavo, bet labai su pagrindu tai darė, bet šitaip jisai gailisi savo to išvargusio kūno. Tai, kad išeitum iš savo ribų dvasinėme lygmenyje, visą mes ką kalbam apie šitą kelionę maldoje ir tame gyvenime, tada savęs gailėjimas yra žlugdantis ir žmogui, ir sielai. Todėl šiandien nėra sako, kodėl šiandien nėra šventųjų, ar tiek mažai, nes žmonės gyvena sveiko protu. Jau sakėme, kad čia nereikia perlenkti, nereikia persistengti. Nuolat protas mums, sako, čia reikia pailsėti ir taip toliau. Ir asketikoje sveikas protas vadinasi dvasios menkumu. Dvasinėme gyvenime visa einam per plauką toliau, nei tu galvoji ar gali. Nuolat mūsų dvasinis gyvenimas kvies eiti toliau, negu mes įsivaizduojam. Nuolat mus stato ant tos briaunos, savo limito, kur mums atrodo, kad jau viskas, daugiau negalim. Bet nuolat kvies, nors per plauką, sako, dar tą žingsnelį, šiandien. Ir sporte vyksta valios pastangomis sukoncentruota laimėti, pergalę pasiekti, jėga griebti centre esančią pergalę. Yra
reiškia, titulas, yra prizas ir vat, valios pastangomis tą siekti. Kitus pralenkiant, paliekant gale, tai laikoma ir dažnai sportininkai tai sutapatina su laime, pasieksiu, būsiu laimingas. Tai valios galia siekia to didelio tikslo ir tampa viena ištisa valia, nes kai žmogus susikoncentruoja vien tik valingai, treniruotis, iš savęs spausti, kiek tik tai įmanoma, tai ten taip viskas suakmenėja, kad tampa kaip viena valia, kuri viską šluoja iš savo kelio, ar ne, tokia visai nieko negirdinti. Ir sako, tampa bjauri valios koncentracija. Ir tokiu būdu, matai, kad daug pasieki galbūt, bet viskas yra niekalai, ne? Paulius vienu žodžiu išsako, jie tik tais siekia vystančio vainiko, nieko, laurų vainikas būdavo pinamas. Ir visos tos pastangos tarsi veltui. Tai, ką mes matome keliaujant, ar ne, į tą kopimą Karmelio kalną, kad visi tie dalykai, dėl kurio taip mušasi žmogus ir pergyvena, pasirodo niekam, kiek to džiaugsmo nedaug. Tai dvasinėme gyvenime viskas kitaip. Centre, pačioje viršūnėje kalno, arba centre, kaip Teresė kalba, ta vidinė pilis, ne, kur einama vis į gilesnę buveinę. Toje, reiškiasi, yra ne tas prizas, kurio siekia materialus gėris kažkoks, bet yra pats žmogus. Tuoj paaiškinsiu. Išsiskleidęs savo gerume tame gėryje. Tai toje taikos būsenoje, toje rimties patirtyje, toje dieviškos prigimties atsiverime, savo sielos centre, kur vyksta viskas nurimsta, yra pats Dievas. Ir dvasinėje meilės liepsnoje, šitaip sako Kryžiaus Jonas, sielos centras, tas vidurys yra Dievas. Kai jį pasiekia pagal visas savo būties galimybės, pagal savo veikimo jėgą ir polinkį, pasiekia paskutinį ir patį giliausią savo sielos centrą Dieve. Tai įvyks, kai su visomis savo jėgomis supras, mylės, džiūgaus Dievu, kai mūsų protas, valia, atmintis, sako, supras, mylės, bet viskas džiūgaus Dieve. Ir kol tiek nepasiekė, kas atsitinka šiame mirtingame gyvenime, jog siela negali pasiekti Dievo savo visomis jėgomis, nors ir būdama šiame centre, kuris yra Dievas, malonės ir savo bendravimo dėka, kurį su jie turi, kol dar vis gali judėti ir turi dar jėgų ir nėra patenkinta, nors ir jau yra centre, jinai jau juda link centro, supranta gyvenimo kryptį, bet dar nėra nuėjusi iki pačio centro, iki pačio vidurio. Tačiau, žinoma, ne pačiame giliausiame, vis dar nėra pačiame giliausiame, nes gali keliauti vis giliau į Dievą. Ir kol to nepasiekia, vis jausis, kad
dar neatėjo, dar ne viskas, dar nėra, dar vis bus nepatenkinta, ar ne, savimi. Tai tas ta meilės liepsna, gera, kad jinai greičiau pasirodytų, mes galėtumėm truputį prisiliesti. Tai yra paskutinė knyga ir kuria būtų šventai dvasiai, dedikuota būtų šventai dvasiai. Tai aplink žmogų sukasi aplinkybės, kiti žmonės, įvykiai. Tai jei tik žmogus neina gilyn į savo vidų, pradeda tolti nuo to centro, sako, jeigu netobulėjame, tai mes prastėjame. Ir vis išeina iš centro, vis toliau nutolsta nuo centro. Ir jį pasigriebia sukūrys aplinkybių, kiti žmonės, viskas veliasi, visi vieni kitus stumdo, bando išgauti visokios naudos, materialinės gerovės, žemiškos laimės, tiesiog taip naikina. Tai tragedija, iš kurios nėra išeities. Visi ieško tos išeities. Tai toks pasaulis, kur žmonės stumdosi, vis juda, ar ne, ir niekaip nėra patenkinti, ar ne, niekaip nesugeba atrasti to džiaugsmo, laimės. Visi ieško išeities, bet jos nėra. Išeitis tik rato centre, kur yra taika ir ramybė, kur yra pats Dievas. Sako, tos pilies centre, sako, yra pats Dievas. Tai mūras yra žmogaus kūnas. Ne? Ir jeigu tu neini link pilies vidaus, ne, link Dievo, tu žinai, greičiausiai vėl kažkur tai pasiklysi už tos pilies ribų, žinai, mūro ribų. Tai sporte viskas atvirkščiai, savo tą tokia galinga valia sieki pergalių, o dvasinėme gyvenime siekdamas taikos ir laimės savo atrandi ir visas kitas dovanas tampi dovana kitiems. Ne? Ten mes neiname su tokia siaubinga valios galybė, ar ne? Tai ne tas atvejis. Valia reikalinga, kad išsiveržti iš šito pasaulio ir padėti atsisukti į savo vidų. Bet su šita valia mes toli niekur nenueisime. Prie Dievo bandyti kažkaip save sprausti per jėgą, ne, tai būtų dar viena klaida. Mes tik tais galim, kai vis kartoju maldoje, mes galime tik tais atsiverti. Ne? Malda yra ta vieta atsiverimo Dievui ir viskas. Ir toliau tik tais jo malonė mus pakelia. Tai kaip kalbėjome apie tą kalno papėdę, tai ir nieko čia nepadarysi. Tas niekumo kelias, jisai, taip, mes tam tikrą dalį kelionės galime, žinai, valios pastangomis ir reikia, bet toliau suprantam, kad niekaip mes neprasisprausime pro, žinai, valia bus dar vienas trukdis pro tuo siauru keliu, dar viena našta, kurią krausimės. Ir būtent reikalingas tik tais šitas atvirumas maldoje, kad ir leisti Dievui veikti mumyse. Todėl, kaip girdime, Arso klebonas, tame pasakojime, nesako, tas vargšas, kuris sako, ką tu čia veiki, ar ne, prie šito altoriaus, sako, meldžiuosi, sako, tu nieko nesakai Dievui. Sako, aš žiūriu į jį, sako, jisai žiūri į mane, sako, ir tiek. Tai yra
va tie tikri ženklai. Tai siekimas tobulumo tiek sporto, tiek dvasinėme gyvenime reikalauja daug kūrybingumo. Tampa tokia pačia įdomiausia užduotimi, kai mes darome, ką galime savo prigimties lygmenyje, tarsi viskas aišku, tai sporte treniruojasi daug ir atitinkamai tu tobulėjai, ar ne? Bet dvasinėme lygmenyje tiesiog nežinai, ką turi daryti. Reikia labai kūrybingo proveržio daryti tai, ko iki tavęs niekas nedarė. Tik tai žinome, kad turim atleisti, paleisti dalykus, kad ženklai tokie kaip nuolankumas, kurie dorybės, kurios auga, bet reikia pačiam eiti, ar ne, ir niekaip to negali, kažkaip tai rasti kažkokio tai šablono, tiesiog pats turi skintis kelią į tą nežinomybę. Nes niekas nepasakys, ar šičia, ar šičia, tik tais galime iš bažnyčių, iš tam tikrų ženklų atpažinti, kad einame gerai, tą linkme. Tai, ką sako Kryžiaus Jonas, tai jinai pilna ženklų, kalbančių, kad ar mes teisingai einame. Tai už tų ir tik tada, kada tu išdrįsti eiti, išeini už savo žmogiškų ribų. Mūsų dvasinis kelias eina už žmogiškų ribų, tad savęs gailestis siela tiesiog naikina, kaip spąstai. Mūsų pasaulio paveiksle žmogiškoje, tame žmogiškame gyvenime, tame buvime, viskas gyva ir teka, nuolat keičiasi, kaip banguojančioje jūroje, kaip vakar šiek tiek užsiminėme, ar ne? Viskas tarpusavyje gyvais dėsniais, saitais susiję, psichologiniais saitais mes labai vieni su kitais siejamės. Ir gyvenime šį besikeičiantį buvimą, šitas besikeičiantis buvimas, žmogus turi atitikti, būti išvien. Mes vis girdime tokią išraišką, neturiu tušinių, būti, turime, neveikti, bet būti, ar ne? Mes nuolat veikiame, žmogus labai daug veikia. Ir tas veikimas dažnai mus išneša iš to, vietoj to, kad eitumėm į centrą, einame į išorę vis labiau. Ir sako, būti, reikia būti. Ir tame gyvenime, tame buvime mes turime atitikti, būti išvien tame gyvenime, tame tikrąją žodžio prasme gyvenime. Jis gyvenimas teka, mes atsakome į gyvenimo keliamus klausimus, į visą tai, kas iškyla pakeliui, mes tiesiog savo vidumi, intuicija žinome, ką daryti. Tiesiog mes turime atitikti, ar ne, kad sakykime, kaip ta pasakoja, ar ne, jau nebus laiko pasakai, bet mergaitė, jinai, nukrito į tą pievą, saulėtą, tada krito į šulinį, ar ne, ir staiga atsiveria pieva. Ir tada jinai eina tą kelionę. Ir
vat, paprašė krosnis išimti duoną, jinai tą duoną išima. Obelis paprašė nukratyti obuolius, jinai nukratė, supylė juos į kaupą. Ir taip toliau. Kažkas paprašė, kad nori valgyti, ir jinai davė savo paskutinę duonos gabalėlį. Mus kviečia atsakyti gyvenimas atitikti gyvenimą, tą gyvenimo buvimą, tiesiog atitikti gyvenimą savo buvimu. Tai tame mūsų gyvenime viskas labai panašu į upę, srovę, kuri neša. Ir mes tenais plūduriuojame ir bandome išlaikyti tą pusiausvyrą, kad neįtrauktų į tos visokius sūkurius, kad tave neišneštų į tai, kas mes sakome yra gyvenimas ir gyvenimas, reiškia. Jeigu einam vis giliau link tikro gyvenimo patirties, tai gaunasi, vis harmonizuojasi dalykai. O kas nėra tikras gyvenimas, tai ten, kur nuolat tik tai sukūrė ir plėšomas žmogus. Tai, kad atitiktumėm gyvenimą, reikia pastangų. Tai ir nes gyvenimas nuolat keičiasi, o kas mums trukdo atitikti kasdieninį gyvenimą tokį, koks jisai yra, tai mūsų sielos užsiblokavimai, sielos stereotipai, įsivaizdavimai įvairūs. Tai, kai sakau apie sielą, tai reiškia mūsų valia, mūsų protas, mūsų pojūčių pasaulis, mūsų atmintis, viskas tai sudaro sielą, ar ne? Ir visokie susidarę stereotipai mums trukdo. Samprata apie teisingumą, apie gėrį, kuris susiformavo mumise, apie laisvę. Ir visi šitie stereotipai mus daro nepaslankus ir mums neleidžia atitikti to tikro gyvenimo kvietimą gyventi tam tikrąją žodžio prasme. Tai tas gyvenimas mus neša kaip kalnų upė. Įsivaizduokime kalnų upę, vis mus labiau įtraukdama, o akmenys, tai tie stereotipai, kurie susiformavo, į kuriuos mes įsikimbame, visomis jėgomis, nežiūrint, kad vanduo nori mus nuplėšti, o tu tarsi nenormaliai įsikabini į tą akmenį, kuris tau kaip pagrindas pasaulyje, be kurio neįsivaizduoji savo gyvenimą, sampratą. Tai sako, čia aš taip suprantu gėrį, ar ne, ir tu laikaisi, aš taip suprantu blogį, ar ne, ir tu laikaisi, ne, ir tai mano tiesa, ar ne, ir apsikabinęs tą akmenį upėje laikai, ar ne, čia tokia tiesa, ar ne. Ir kai mūsų gyvenime susiformuoja tokie kieti mazgai, ypač tai matosi mūsų žmogiškose santykiuose, ar ne, tie kieti mazgai, ir jie yra ta problema, mums keliauti. Kai norime eiti savo ištikimybę, kai mes pagaliau susivokime ir norime eiti savo ištikimybės Dievui keliu, norisi tuos mazgus nukapoti, nes matome, kad tie stereotipai susiformavę, jie neteisingi ir norisi nukirsti. Bet nukirsti juos nėra prasmės, nes nukertant juos, nukerti savo gyvybės ryšį su kasdieniu, su tuo gyvenimu, su tuo buvimu, nes viskas yra gyva aplink mus, vientisa.
Tarkim, mes matome mazgą, kuris mums trukdo gyventi, bet jei mes jį nukirsime, gali būti taip, kad įvyks ne tai, ko laukiame, nes kažkokios baimės, pavyzdžiui, yra. Ir aš tą baimės mazgą noriu dabar aš liūdžiu, nes ta baimė nuolat kankina mane ir aš jį norėčiau kažkaip tai kuo greičiau nukirsti, nes jis nepatogus, trukdo viską tik tais gadina mano tame kelionėje link Dievo, viskas tik tais komplikuojasi. Nes per laiką taip gyvenam, įsikibus į tą stereotipą, jau daug kas pasikeitė mūsų vidinėme pasaulyje, tiesiog įsišaknijo daug dalykų. Primindami, ta upė, kurioje įsikibome į kokį tai akmenį, į kokius nors santykius žmogiškus, kokį nors žmogišką santykį, neteisinga, prie ko nors labai prisirišome dėl kažkokių aplinkybių gyvenime. Ši upė nori mus atplėšti. Kodėl mes taip įsikibę, kodėl taip priešinomės toje gyvenimo upėje, kuri mus su didelė jėga plėšia ir kviečia keliauti, kad nesustok žmogau, keliauk. Dvasinėme kelyje mūsų kelionė, kaip Viešpats pasakė, yra per artimą ir su artimu. Tai mes esame surišti labai vieni su kitais ir jeigu mes į dangų eisime, tai ne dėl to, kad mes kviečiami į tobulumą, bet tobulėdami mes neišvengiamai būsime santykiai visą laiką su kitais žmonėmis. Nes kaip jau girdime per šitas dienas, kad, kai vakar tas išsireiškimas čia sakė, kad, kitas mane, reiškiasi, kaip tas Dievo įrankis, kuris tašo. Tai mes vieni labai su kitais susiję, bet mūsų nenoras paleisti kalbą apie mūsų giluminę egzistenciją, kad tai labai giliai mus palietė, įsišaknė, kuri išreiškia mūsų baimę būti gerais. Kai kalbame apie srovę tame gyvenime, apie kaip ta srovė, kaip žmonių santykiai, tarkim, jeigu tik įsivaizduotumėm, tai mūsų baimė būti gerais mums verčia nukirsti tuos mazgus, tuos prisirišimo santykius. Mums norisi įsikibti į juos ir gauti kažkokį gyvenimo saugumą, garantiją, tam tikrą laimę. Baimė būti geru nuo ko tai priklauso. Ir tai nėra vienodai, ne visada ta baimė vienodai stipri. Ir sako, yra žmonių, kurie yra nuo gimimo geri. Bet tas vienas iš mūsų nepripažintų stereotipų, kaip nupuolusio žmogaus savybių, tai baimė, pavyzdžiui, į agresiją. Baimė į agresiją neatsakyti agresiją. Nes mūsų protas sako, jei neatsakysim, kuris mus nuskriaudė, tai bus tik tais blogiau. Verčia mus laikytis nuolatinės distancijos. Mūsų sąmonė, kai kalba apie šitą nusikalstamą pasaulį, sako, visuomenė mūsų masto, jeigu kažkas nusikalto, reikia padaryti tam žmogui, kad skaudėtų, jį reikia nubausti.
Ir tada jisai kitą kartą žinos. Jisai toks primityvus dalykas, bet mūsų visame šitame europinėm, žinai, tik vakaruose jau po truputį kitokia samprata yra, bet reiškiasi, jeigu jeigu padarė blogai, tai tu turi jam atsakyti agresiją taip pat, ar ne? Reiškiasi, tas kaip Senas testamentas, akis už akį. Tai, bet vis dėlto pabandysim kažkaip įsinarplioti šito viso, ką čia bandau sakyti. Bėda yra ta, kad mūsų gyvenimas, ta dvasinė kelionė, toje dvasinėje kelionėje baimė būti geru visiškai paralyžuoja mūsų santykius su kitais. Tame dvasinėme gyvenime baimė verčia mus trypčioti vietoje, traukti ir bandyti traukyti tuos nesveikus santykius. Mums norisi vis nukirsti tuos susiformavusius mazgus, bet nes nežinom, kaip kitaip elgtis. Ir nors ir matome, nukirsdami tuos mazgus, nors matome, kad niekaip neišeina pasiekti tikslo, kad ir kaip ten mes bandome mojuoti ir kapoti tuos netikusius susiformavusius dalykus ir darosi tik tais dar vis blogiau. Tai baimė mums neleidžia pamatyti, kad yra kitas kelias. Kad, reiškia, ne per jėgą mes išspręsime tų susidariusių stereotipų mazgus, ne kapodami, bet kas atsiveria tiems, kurie kovoja dėl savo gyvenimo, kad išsilaisvintų iš tokios uždaros, pritvinkusios baimės vietos. Jam atsiveria įdomus dvasinis toks dėsnis, kad kasdienybės gyvenime yra atsakoma į sielos gerumą, kad mūsų gyvenime, tame gyvenimo tėkmėje yra atsakoma į sielos gerumą. Ne iš karto, kaip norėtume, bet gyvenimo ciklo pokyčiai, yra tam gyvenimo ciklo pokyčiai. Ir jis mums padeda ne, kad mums padeda ne kada mes norime, bet kasdieninio gyvenimo, kaip upės tekėjimo yra ciklo pasikeitimai, tiesiog savo krypties pasikeitimo cikle. Tada bet koks priešinimasis santykiuose, bet kuris konfliktas tarp asmeninis tarsi įsidega. Pavyzdžiui, kažkokia problema įvyksta tarp santykių žmonių, kai griebiamasi ir mes įvyko kažkokia problema santykiuose ir mes tuoj pat griebiamės toje tėkmėje upės tų akmenų, į kurias, čia tokia mano tiesa, taip aš suprantu. Ir tas griebimasis akmenų pažeidžia tą harmoniją. O ko bijosi siela? Siela bijo būti gera. Svarbu, kad nenukirsti visko vienu mostu tuoj pat. Nes norisi, prastumti savo tiesą, yra taip ir kitas turi priimti taip, kaip aš mąstau. Reikia šiek tiek palaukti, nukelti kuriam laikui ir pamatysi, kad upė neša jau tave tinkamą kryptimį. Gal tu ir teisingai supranti, kas yra teisinga, kas yra ta teisinga kryptis, bet ne jėga tu įveiksi to santykio susidariusias problemas. Reikia šiek tiek palaukti, nukelti kuriam laikui ir pamatysi, kad upė neša jau tave tinkamą kryptimį. Pamatysi, kaip
situacijos pačios išsirišinėja. Upė tave neša tinkamą kryptimi, bet mūsų protas, jam atrodo, kad mes sukomės sūkuryje. Niekas čia neaišku, kad mes jau žūstame ir reikia veržtis į bet kurią pusę. Svarbu, kad tik ištrūkti. Štai ši baimė būti geru mus nuveda į vienintelį išėjimą. Mums norisi perkirsti tų santykių mazgus, o tai reiškia užgniaužti artimo valią, sulaužyti, prastumti savo supratimą, savo matymą. Tai jeigu tik tai žmogus sugebėtų, reiškiasi, neskubėti, mato kryptį, supranta, kad yra ta kryptis teisinga, bet toje sudėtingoje santykių kovoje mes tik tais galime truputį palaukti, ar ne? Sako, yra protinga išlaukti. Ir tiesiog patys dalykai pamatome, kaip pats gyvenimas atskleidžia. Čia tie tokie kasdieniniai, kur girdi žmonės, kur kankinasi ir vargsta. Ir katalikai, krikščionys, atrodo, einame tą kelionę. Ir jaunas vyras, jisai, reiškias, su viena mirė žmona ir turi mažą sūnų, ar ne? Ir jam norisi kurti šeimą, ar ne? Bet jisai susitinka su tokiais žmonėmis, kur iš karto įmeta į tą seksualinį pasaulį, ar ne? Ir jis tarsi, kaip paklusnus, maždaug, tai reiškia gerai, tai tegu taip ir važiuoja, ar ne? Ir vieną žmogų, ir antrą žmogų, ir mato, kad viskas sugriūna. Tai ir tokiu būdu bando ir pergyvena, nes laikas tarsi, skaičiuoja ne jo naudai ir vis neatranda, ir vis nori per jėgą veržiasi surasti tą tinkamą žmogų, ar ne? Ir niekai, vien tik subyrėjimai, ne tame visame. Ir kalbamės, kad, reikia to išlaukimo, ar ne, pavyzdžiui, gerai, yra tas žmogus, išlauk, ar ne, jinai stato savo sąlygas, bet tu neskubėk, tas principas krikščioniškas, kuris, kai tu atsisukęs į Dievą, tai nereiškia, kad jeigu jinai kažkaip stato savo sąlygas ir turi tu paklūsti visom tom sąlygom, tavo principai visai kitokie. Ir sako, kad tai neįmanoma, kad tai, gyvenimas mus, jeigu, nebandysim taip gyventi, palik, vėl. Ir bijo žmogus, ir pergyvena. Ir gavosi taip, kad jisai sutiko pabandyti, ar ne, sustoti ir gyventi tyrai, ar ne, tiesiog be nieko. Tiesiog laikytis to krikščioniško principo. Ir tos moters mergaitė, tais metais, mokykla, ir jinai pati, nusprendė vis dėlto į tą pirmą komuniją. Eikim, o ten, kaip pirmą komuniją, tai ir ką, ir tėveliai turi eiti. Eina kartu, ką darysi, netikinti, bet einam dabar, Ir ten sesuo vienuolė, yra. Ir jinai kalba apie viską, apie visus dalykus. Ir staiga pradeda jai atsidarinėti dalykai ir staiga jinai iš esmės pradeda keisti savo požiūrį į visą santuokinį pasaulį ir taip toliau. Ir jisai sako, tarsi nieko nereikėjo daryti, ar ne? Tai reiškia, jis pradėjo išsirišinėti savaime tarsi reikalas. Bet čia yra ta bėda, kad tu per jėgą nori veržtis daryti tuos dalykus, kaip tu supranti pagal savo tuos stereotipus, darydamas kompromisus su savo sąžine, ir taip toliau. Bet ta baimė būti geru, ar ne, taip kaip Dievas, ne, tau
kalba, ar ne, tas tikras gerumas, ar ne, kuris turi savo principus, turi savo aiškę kryptį, ar ne, kad jokių būdų neturi pataikauti visą laiką. Mes išeisime neteisingą vagą, jeigu, nepasakysime savo, net stovėsime savo tos pozicijos ir grius, ir viskas pasmerkta griuvimui. Ir tie stereotipai, mes juos įsikimbame ir mes neiname kartu su gyvenimu. Gyvenimo upė teka ir mus kviečia eiti ir augti, ir kuo toliau, tuo link centro, sako, viskas eina vis greičiau, ir tarsi kviesdama, ar ne, tai avantūrai, bet žmogus priešinasi, ar ne, bet jam atrodo, kad jeigu tau uždavė per vieną žandą, reikia ir atgal sugrąžinti tą patį. Ir labai nepaprasta, nes mūsų vidus, jisai tarsi reaguoja pagal Adomo prigimtį. Taip kaip užnuodytas, taip ir reaguoja, ir atrodytų, kad kitaip net neįsivaizduojam, bet įmanoma. Tai kaip veikia tas gėris? Gėris veikia kaip žolė, ji pasilenkia pučiant vėjui, kai jis prapučia, jie vėl atsitiesia. Kodėl mūsų baimė neleidžia matyti galimų taikingų sprendimo būdų? Todėl, kad gyvenime upės tekėjimo nesimato. Jei sakytume, palikime viską ir šiek tiek palaukime, iškart viskas tuoj pat keičiasi. Pati tėkmė mus parplukdo pro pavojingas vietas. Tiesiog visa ta tėkmė, jinai gyva, jinai taip pat Dievo kūryba. Ir jeigu tu su gerumu, su gerumu bandai, sustoti, dėl to gėrio sustoti, ar ne, neatsakyti blogiu. Tai visi šventieji sako, gėrį nugali, blogį nugali gerumu, ar ne? Vis mes girdime tą, bet galbūt tik to įsigilinimo kartais trūksta. Kaip tai daryti ir kaip čia veikia visą tai. Tai tas sprendimai ateina iš kasdieninės tėkmės gilumos. Jie tiesiog savaime atsiranda iš tos vidinės harmonijos, kai mes pradedame spręsti šios barjerus, tai situacija tampa tokia nenusakoma, kad protu visko numatyti neįmanoma ir išspręsti protu neįmanoma. Mums tik tai sakoma, kad reikia bandyti su gerumu, ar ne? Ir visi tie šventieji su gerumu tai daro, nes žino, kad tai yra vienintelis teisingas būdas, kad mūsų visa prigimtis yra iš tikrųjų gera ir gražiai, nuostabiai sukurta pagal Dievo paveikslą. Ir kad mes darydami gerai, ar ne, pagal gėrį, mes atitinkame gyvenimo srovės, tą buvimą. Ir kaip motina Teresė sako tuose įvardus, sako, nors tavo darbai bus pamiršti, bet sako, tu vis tiek daryk gerą, nors tave atmes, nepaniekins, sako, vis tiek tu daryk gerą. Ir taip toliau, sako, nes yra pagrindas, ant kurio mes stovime, tie visi dalykai yra tik tais, tie sukūriai, kurie besisukantis aplinkui, tai neverta dėmesio, kuriuos mes taip sureikšminam gyvenime, kai mes norime aukščiau savo ego pastatyti už kitą. Ten jau nebėra Dievo, viskas, mes sukūriai mus išsuko iš centro, ar ne, iš ėjimo į centrą. Bet kai mes nurimstame ir sakome, gerai, stabtelkime, ne.
Ir tebūnie, reiškiasi, išlaukiama šitoj vietoje ir pagal tą gerumo principą. Ir tada tiesiog pats gyvenimas atneša tau tokias galimybės, kurių tu net neįsivaizdavai, kad kaip toj šeimoje ir taip toliau, kad taip gali išsirišinėti dalykai. Nes mums atrodo, kad mes vieni, kad mes turim čia už savo tą tiesą pastovėti, kad tokia tiesa ir ne kitokia. Bet mes net mažiausio supratimo neturime, kas ta tiesa ir kas iš tikrųjų tas tikrasis gėris. O čia yra didžiausia mūsų bėda. Mes įsivaizduojame, kad žinome, kas yra gerai ir kas blogai, bet net mažiausio supratimo neturime, kas tas gerumas yra. Tai mes tiktais galime atsiverti, sakome, nieko kito nėra, tiktais atsiverti ir nutilti, sako, nutilk žmogau, ir pagaliau pamatysi, kas iš tikrųjų tas tikrasis gėris. Ir mokiniai, mes galvojame, ar ne, kad taip ir taip turi būti. Ir nieko panašaus. Kai mes pradedame spręsti šios barjerus, tai situacija tampa tokia nenusakoma, kad protu visko numatyti neįmanoma, tiesiog niekaip tu ten nesurežisuosi, nes ten toks kosmosas atsiveria ir tokia nuostabi santvarka visų tų dalykų. Ir šie sprendimai sprendžiasi vieninteliu būdu, įeinant su vidiniu sielos gėriu. Ja? Įsivaizduojate, ne? Tai kodėl Kryžiaus Jonas sako, viską turime paleisti, nes būtent mes paleidžiame tuos akmenis, į kuriuos mes įsikibę toje upėje. Mus neša, iš tikrųjų, tas niekumo kelias, jisai mus savaime kelia. Kodėl Teresė Lizija pakilo, ar ne, tarsi su lifto, ne? Užtat, kad ta srovė neša tiesiog į viršų. Ne? Tai čia kažkaip nuostabus tas atradimas, bet esmė, kad paleisti visus tuos stereotipinius įsitikinimus savo, ar ne, kurie mums atrodo svarbus, mums patrauklus ir kaip čia įdomu ir tas ir anas, bet mes paprasčiausiai neleidžiame patirti tokiu būdu šito tikrojo gėrio. Tai kada vis po truputį paleidžiamės, vis aiškiau suvokiame to gėrio principą, ar ne? Tai tada gėris mus neša, mus išneš upės tekmėje prie tinkamų sprendimų, teisingo matymo. Kitaip sakant, mūsų sienų peržengimas, išplėtimas sienų dvasinėme gyvenime vyksta taip. Tai per tokį tiesiog nežinojimą mes nesuprasime visos šitos sąrangos, bet paleisdami ir bandydami eiti to gėrio principu, tas ėjimas į gėrį, nes mes nežinome, kas yra tikras gėris. Tai ne tas žmogiškas geraširdiškumas. Mes taip žinome, kas tas žmogiškas geraširdiškumas, kurio čia kurio tarsi reikia ir mes kartais stebimės to geraširdiškumo, tokie, pavyzdžiui, socialinio darbo žmonės, tu matai, kokie jie geraširdiški, nors jie visai galbūt netikintis, bet jie turi tą geraširdiškumą. Bet to neužtenka, čia apie daug didesnius dalykus kalbame. Jei juo vadovaudamiesi, tai mus laukia katastrofa, žinai, tai yra grynai žmogiškas, tai tas geraširdiškumas žmogiškas, tik tais, suprantate, jisai iki tam tikros ribos, reiškiasi, užmės gyvenimas didesnį reikalavimą, užgaus stipriau tas, žinai, kitas žmogus tave ir tas geraširdiškumas iš karto subyra, sako, kaip luoba nusiplėšia ir nebelieka ten to geraširdiškumo ir atsiveria tikras veidas. Tai Kryžiaus Jonas neturi laiko šitiems dalykams. Jisai nori, kad gytų mūsų siela, ar ne?
vat, tai, kas tikrai duoda, tai, kas yra gyvybės šaltinis, ne mumyse. Ir reikia, kad vat, pabūstų tas milžinas vat, žmogaus širdyje, ar ne, ir vat, tas gėrio milžinas. Tai vat, reikalinga vat, šita patirtis ir būtent jis kviečia, ne, vat, eiti šitą avantiūros kelią. Tai jei juo vadovaudamėsi, tai vat, nieko mes nepešime. Nes toks širdies gerumas yra baigtinis. Kai tik ateina išbandymas, šis širdies gerumas pradeda trūkinėti ir pasirodo kietumas visų savo siaubu. Tai vat ko baigėsi. Tai gyvenimo buvimo vidinis judėjimas yra kaip šviesa, kuri apšviečia viską ir spinduliuoja kaip saulė visai kūrinyje. Ši šviesa yra gėris ir šiam gėriui, šiai šviesai niekas negali atsispirti, nes nėra prasmės priešintis. Tai va tas judėjimas į pilies vidų, ar ne, į tą centrą. Vis Jonas irgi kažkada prieisim prie meilės liepsnos, vis kalba apie tą prasišviečiančią pro uždangą šviesą, ne, kuri, aišku, jos tikros niekada nepamatysime, nes kūnas vis tiek sulaiko, ne, bet tiek daug prasišviečia, kad, kaip kitoje vietoje sako, kaip per stiklą, ar ne, ir tiesiog pripildo mūsų gyvenimą va, ta šviesa, kada einame paleisdami dalykus. Tai ir tai šviesai niekas jau negali atsispirti, ir todėl tas ėjimas vis darosi visai kitoks. Ir nėra prasmės priešintis. Ir ta visa kūrinė gyvena tamsoje, o visa kūrinė gyvena tamsoje. Žmogaus siela kaip tamsos šaltinis. Ši iš savęs spinduliuoja tamsą. Čia toks prieštaravimas, bet iš savęs spinduliuoja tamsą vietoj šviesos. Todėl jis nemato gėrio saulės šviesos, tik skleidžia tamsą ir ginasi tamsa nuo šviesos, nuo gėrio malonės. Tai vis tik šitą vietą pabandykime prisiliesti. Sakoma, kad trečias apetito suvokimas, kad apetitas aptemdo protą, kaip gerai aptemdo orą ir neleidžia saulei skaisčiai spindėti, arba kaip prasojęs veidrodis negali giedrais atspindėti veido, arba kaip dumblinam vandenyje gerai neišryškėja į jį žvelgiančio atvaizdas. Taip ir apetitų apimtos sielos protas yra aptemdytas ir neįsileidžia nei prigimtinio proto, nei antgamtinio Dievo išminties saulės, prasiskverbiančios į ją ir aiškiai apšviečiančios. Dovydas sako, mane supa nesuskaičiuojami vargai, apniko nuodėmės, nebematau. Tai mūsų užduotis įeiti iš šio gėrio judėjimo per atsižadėjimą, ar ne, nuo atsigręžimą, nusigręžimą nuo savęs, nuo to antrininko sukurto, o neišvystyti valios pastangomis, kaip daro sportininkai, ne, jie augina tą savąjį antrininką, ar ne. Bet per intuityvės nuovokas, pajutimą, nes jokiomis kitais būdais peržengti žmogiškas ribas nėra kaip. Tai reiškia, kad peržengti žmogiškos prigimties ribas valios pastangomis neįmanoma. Tam reikia sielos grynumo, kuri daro jautrią sielą. Tai
Tai sako šventasis Siloamas, sako, laikyk savo protą ir laikyk savo protą pragare ir nenuogastauk, visiškai atsiduok Kristui, visko atsižadėk dėl Kristaus. Nuo savo minčių, aistrų, pamiršk save Kristuje. Laikyk protą pragare, įsivaizduojate. Nežinau, bet man atrodo, kad intuicija sako, ką tai reiškia. Kad palikti, ar ne, kas ciesorius, ne, tai palikti tą visą tamsą proto, pragarą, neverta. Nieko iš tenais mes gero neišrutuliosim. Jokios ten geros minties nesusiformuos. Ne. Turi viskas būti išgryninta. Ir tai nėra, sako, labai sunku, nes nes tai kelias pagal tikrą žmogaus prigimtį. Grįžimas į savo vaikystę, apie ką sako, pasidaryti kaip vaikais. Ir tas peržengti savo žmogiškos prigimties sienas. Ir kaip taip, ką duoda tokia milžiniška užduotis. Šis supratimas mums duoda aiškumą dvasinėme gyvenime, toje perspektyvoje, kad skausmas, sunkumai stovintys mūsų kelyje yra niekas. Tai nedideli barjerai, kurių galima peržengti be didelių pastangų. Tai pranokstame su sielos grynumu, atiduodant visiškai save Kristui, dėl jo atsisakant visų savo minčių, norų, aistrų. Tai norint, šventas kryžiaus Jonas sako, čia jau mes peržengėm visas ribas, turbūt laiko. Tai turime palikti, kiek čia galima kankintis prie tų raštų. Jo, bet tai viskas, nes kitaip bus blogai. Tai, labai galbūt komplikuotai žodžiais reiškiasi, bet aš tikiu, kad realiai gyvenime paprasčiau bus. Tai pabandysime keliauti tyloje. Bet praktiškai viskas, esmė yra tie sudėti taškai. Esmė, nieko naujo gal nepasakyta, bet esmė, kad pamatytumėm truputį, kur realiai mes esame ir dėl ko mes kartais tiek daug kankinamės ir tiek daug pastangų dedame dėl nieko. Ir vis tame užburtame rate ir sukamės. O iš tikrųjų, tik tais reikia to pasiryžimo, kad ta kryptis yra netoli, ta šviesa nėra taip toli, sako, niekada jos, kryžiaus Jonas sako, tos šviesos niekada netrūksta mūsų širdie. Didžiausias dalykas, kad mes paleistumėm tos akmenis, kurios įsikita. Tai mąstykime šiandien